Sekant žiniomis iš Vokietijos 1517 metais, spalio 31 dieną, vienuolis Liuteris ant koplyčios durų Vitembergo pilyje pakabino savo 95 tezes, kuriuose suabejojo Romos katalikų bažnyčios mokymu. Pagal protestantišką tradiciją plaktuko dūžiai į koplyčios duris buvo girdimi netgi Romoje. Pasisakantis už indulgenciją sklysta sakydami, jog popiežiaus nuodėmių atleidimo raštas išlaisvina žmogų nuo visų nelaimių ir jį išgelbsti. Mūsų tikėjimas Kristumi neišlaisvina nuo darbų, tačiau greičiausiai nuo mūsų klaidingų nuomonių. Tai yra nuo kvailų pretenzijų, kad išganimas įgyjimas dėl mūsų darbų. Tai suveikė kaip tikras griaustinis krikščioniškame pasaulyje. 1530 metais Augsburgo išpažinimu Kristaus kūne įtvirtina naujas kilimas. Po to dar tekėjo daugybė ašarų, buvo daug kraujo ugnies. Laimiai po 482 metų, auštant trečiajam tūkstantmečiui, tame pačiame Augsburge buvo pasirašyta bendra protestantų ir katalikų deklaracija. Tik iš Dievo malonės, o ne dėl savo nuopelnų, mes esame Dievo priimami ir iš jo gauname šventąją dvasią, kuri atnaujina mūsų širdis bei kviečia daryti gerus darbus. Beveik po 5 amžių išsiskyrimo nuostabiausias žingsnis buvo žengtas krikščionių vienybės link. Tikra tiesa, kad krikščionys apskritai nelabai tesupranta žodžio nuteisinimas ir nemato šio bendro pareiškimo prasmės. Šioje laidoje mes matysime, kad mažosios kūdikėlio Jėzaus Teresės, katalikės, vienuolės, karmelytės, liudijimo ir gyvenimo dėka, bei Dietrich Bonhoeffer nuostabaus liudijimo dėka, ši katalikė ir šis protestantas mums padės suprasti, ką reiškia šis bendras pareiškimas, bei jo esminė svarba visiems krikščionims. Maniau, jog galėčiau išmokti tikėti, mėgindamas gyventi šventą gyvenimą. Dabar suprantu, kad išmokstama tikėti pilnai gyventi žemišką gyvenimą. Kai visiškai atsisakome tapti kažkuo, šventuoju ar atsivertusiu nusidėjėliu, bažnyčios žmogumi, tuomet visiškai atsiduodame į Dievo rankas, rimtai žvelgiame ne į savo asmeninės kančias, bet į Dievo kančias pasaulyje, tuomet būdime kartu su Kristumi Getsemanėje. Toks mano manymu yra tikėjimas, metanoja, taip tampama žmogumi krikščionimi. Karinėme Tegel kalėjime Vokietijoje liuteronų pastorius Dietrich Bonhoeffer rašo šį laišką savo geriausiam draugui Eberhard 1940 birželio 27. Jo nusikaltimas – sąmokslas savo protestantiško tikėjimo vardan prieš hitlerinį režimą. Nuo 1933 balandžio, 3 mėnesiai po Hitlerio atėjimo į valdžią, Dietrich jaunas pastorius bei puikus teologas stoja prieš antisemitinės naujo režimo priemonės. 1935 metais jis ima vadovauti seminarijai, kuri praktiškai ruošė būsimuosius pastorius Fikenvalde. Čia jis bando įsteigti besimeldžiančią bei tarnaujančią krikščionišką bendruomenę, besiklausančią Kristaus įsakymų. Pacifistas iš įsitikinimo, tačiau pasirengęs įsipareigoti sąmokslę, siekiančiame nuversti Hitlerį, Dietrich dėl savo ryšių yra užverbuojamas tarnystei prie vokiečių žvalgybos. 1942-aisiais jis sutinka savo sužadėtinę Mariją von Wedemeyer.
nuolat grasinamas, sekiamas Gestapo, jis yra sulaikomas bei įkalinamas 1943 balandį, kelios savaitės po savo sužadėtuvių. Visas pastatas skambėte skamba nuo įžeidžiančių žodžių bei riksmų. Maisto davinyje nežymės mėsos. Sulaikytieji leidžia dienas be jokio užsiėmimo, tuo tarpu jie prašo darbo. Žiemos metu mes turėdavome likti tamsoje ištisas valandas. Tai sekina morališkai ir pagimdo tik kartėlį. Bėgant mėnesiams, bet kokios žmogiškos viltis atgauti laisvę bei išvengti mirties nuosprendžio vis labiau nyksta. Dietriš kenčia ne tik dėl savo svajonių apie laimę su Marija žlugimo, bet ir dėl uždaros erdvės, kur tikėjimas Dievu nėra toks svarbus ten kartu uždarytiems žmonėms. Šiame pragare Dietriš mano, jog Dievo veikla yra miglota. Taip jis rašo savo geriausiam draugui Eberhardui. Tiesa, kad ne visa, kas vyksta, yra vien tik Dievo valia. Tačiau nieko negali įvykti be Dievo valios. Tai reiškia, kad kiekvienas įvykis, net jeigu jis neturi nieko bendro su dieviškumu, veda prie Dievo. Deja, man atrodo, kad yra nuspręsta mane leisti būti su jumis per Kalėdas. Vargšelė Marija. Tikėjime aš galiu viską ištverti, tikiuosi, netgi pasmerkimą ar kitas siaubingas pasekmes. Ne vien tik veikimas, bet taip pat ir kančia yra kelias vedantis laisvės link. Kančioje išlaisvinimas įvyksta, jeigu sugebame jos priežastį perkelti iš savo rankų į Dievo rankas. Ta prasme, mirtis yra žmogiškos laisvės apvainikavimas. Man tai skamba labai paguodžiančiai. Dievas realizuoja ne visus mūsų troškimus, bet visus savo pažadus. Nepasisekus pasikėsinimui prieš Hitlerį 1944 Liepos 20-ąją pastorius Dietrich Bonhoeffer kartu su savo bendražygiais buvo pakartas Flossenburg koncentracijos stovykloje 1945 balandžio 9 dieną. Tai galas, tačiau man tai gyvenimo pradžia. Niekada aš neužmiršiu įspūdžių, kurį man paliko jūra. Viskas mano sielai kalbėjo apie gerojo Dievo didybę ir galybę. Vakaro valandą, kuomet atrodo, kad saulė maudosi bangų platybėse, paskui save palikdame šviesią vagą, aš prisiminiau mane sujaudinusią istoriją apie auksinę brydę, malonės simbolį, nušviečiantį kelią, kurį turi nuplaukti mažas laivelis, iškėlęs elegantiškas baltas bures. Tuomet aš apsisprendžiau niekuomet savo sielą nenutolti nuo Jėzaus žvilgsnio, kad jis sau ramiai plūduriuotų dangaus tėvynės link. Viskas man žemėje šypsojosi. Mano linksmas charakteris taip pat prisidėjo, kad padarytų gyvenimą malonių. Tačiau 1877 rugpjūčio 28 Zélie Martin Terezės motina miršta nuo vėžio Aleson miestelyje. Terezei tuo metu yra 4,5 metų. Jos tėvas su savo 5 dukterėmis, kurių tarpe jauniausia Terezė įsikūrė Lisieux, Paryžiaus šiaurės vakaruose, Buzonet namuose. Po mamos mirties mano linksmas charakteris visiškai pasikeitė. Tokia gyva ir ekspansyvi, aš tapau drovi rami, jautri iki kraštutinumo. Pakakdavo vienintelio žvilgsnio, kad paplūsčiau ašaromis.
Teresė pasirenka savo 16 metų seserį Paulin būti jos antrąja mama. Jai tekdavo išklausyti visas mano intimes paslapis, ji nuskaidrindavo visas mano abejonės. Tačiau 1882 spalio 2 dieną, būdama 9, Teresė netikėtai sužino apie Paulinos apsisprendimą įstoti į Karmelio vienuolyną. Lyg kalavijas būtų įsmigęs į mano širdį. Aš visuomet prisiminsiu, kaip švelniai jūs mane guodėte. Po to jūs man papasakojote apie Karmelio gyvenimą ir jis man pasirodė labai gražus. Jutau, kad Karmelis tai dykuma, kur gerasis Dievas nori, kad aš irgi eičiau pasislėpti. Aš noriu eiti į Karmelį ne dėl Paulinos, bet dėl vieno Jėzaus. Paulinos išvykimas Teresei sukelia tokią lygą, kad žmogiškai žvelgiant buvo manoma, kad Teresė mirs. Tačiau Teresė išgyja, švenčiausiai mergeliai nusišypsojus. Tačiau ilgą laiką po savo išgyjimo ją apninka baisi skrupulių liga. Aš buvau nepakenčiama dėl savo per didelio jautrumo. Taigi, jeigu to nenorėdama, aš beveik kiek įskaudindavau kokį mylimą žmogų, vietoj to, kad suimčiau save į rankas ir neverkčiau, verkdavau lyg kokia Magdalietė. Nepadėdavo jokie aiškinimai. Reikėjo, kad Dievulis padarytų mažą stebuklą, kad aš paaugčiau. Ir šis stebuklas įvyko vieną nepamirštamą Kalėdų dieną. Tai vyko 1886 gruodžio 25. Mes grįžome po vidurnakčio mišių. Grįžusi Bizionet, aš džiaugiausi galėdama paimti savo batelius nuo pečiaus. Tačiau Jėzus leido, kad tėtis pavargęs po vidurnakčio mišių susierzino, matydamas mano batelius ant pečiaus ir ištarė žodžius, kurie pervedė mano širdį. Pagaliau džiaugiuosi, kad tai paskutiniai metai. Tačiau aš nebebuvau ta pati. Jėzus pakeitė mano širdį. Užgniaužusi ašaros paskubomis nusileidau laiptais, bei slėpdama stipriai plakančią širdį paėmiau savo batelius, bei džiugiai traukdama iš jų įvairiausius daiktus, atrodžiau laiminga lyg karalienė. Tėtis juokėsi, jis taip pat tapo džiaugus, o mano sesuo Selina manė, jog sapnuoja. Laimiai, tai buvo maloni tikrovė. Mažoji Teresėlė atgavo sielos stiprybę, kurią ji prarado būdama 4,5 metų amžiaus, ir dabar ją turėjo išlaikyti visam laikui. Aš pajutau, kaip tiesioginė prasme į mano širdį įžengė meilė, poreikį save užmiršti, kad kitiems suteikčiau malonumo, ir nuo tada aš tapau laiminga. Šios šviesos naktį Teresė pradeda taip vadinamą bėgimą milžino žingsniais. Ji jaučia, kad ją degina sielų troškulys. Pašaukimas Karmeliui yra gyvas, tačiau susidūrusi su ją supančios aplinkos pasipriešinimu, ji keliauja pasimatyti net su popiežiumi Leonidu XIII ir prašo jo sutikimo stoti į vienuolyną. Taip, 1888 metais balandžio 9 dieną ji įžengia pro Karmelio duris ir tampa seserimi kūdikėlio Jėzaus ir šventojo veido Terese. Jai nuo vasario 2 dienos suėjo 15 metų. Būti tavo sužadėtinė, būti karmelite, vienybė su tavimi dėka, būti sielų motina, tai turėtų pakakti, tačiau taip nėra. Savyje jaučiu kitus pašaukimus, jaučiu, kad turiu kario, kunigo, apaštalo, mokytojo, kankinio pašaukimą. Galiausiai jaučiu poreikį norą dėl tavęs, Jėzau, atlikti visus didvyriškiausius žygius. O mano Jėzau, kaip tu atsiliepsi visas mano kvailystės? Savo troškimo akivaizdoje Teresė susidūrė su nesugebėjimu išgyventi savo karmelitišką pašaukimą, melsti 6,5 valandas per dieną, kęsti šaltį, mylėti šias seseris, kurį nepasirinko, tai pranoksta jos jėgas. Teresė yra sužeista savo pašaukimo širdyje. Jokio atsako iš Jėzaus, sausra, snaudulys. Tačiau bent tai jau tyla. Aš taip labai noriu mylėti Jėzų, mylėti jį labiau nei kas nors mylėjo. Mylėti mane visada buvo saldu. Ilgą laiką per vakaro maldą aš būdavau priešai seserį, turėjusi keistą maniją. Kai tik ši sesuo ateidavo,
Ji imdavo skleisti keistus garsus, lyg tarpusavyje būtų trinamos dvi kriauklės. Sakau jums, mano motina, kaip šis garsas mane vargino, tai neįmanoma. Man labai norėjusi pasukti galvą ir pažvelgti į kaltininkę, kuri žinoma net nenujautė, jog turi tokį tiką. Tačiau širdies gilumoje aš jaučiau, kad geriau yra iškentėti tai dėl Dievo meilės ir neskaudinti tos sesers. Buvau priversta atlikti kančios maldą, aš stengiausi pamilti šį garsą, tokį nemalonų, kad sutelkčiau savo dėmesį, kad kuo geriau jį girdėčiau, lyg jis būtų nuostabiausias koncertas, o mano malda buvo aukoti šį koncertą Jėzui. Bendruomenėje yra viena sesuo, kuri turi sugebėjimą man nepatikti visais atžvilgiais. Jos elgesys, jos žodžiai, jos charakteris man atrodo labai nemalonus. Bet kita vertus, tai šventa vienuolė, ji turėtų labai patikti gerajam Dievui. Taip pat nenorėdama, kad nugalėtų natūrali antipatija, kurią jaučiau, savo pasakiau, kad seseriška meilė neturėtų būti sudaryti iš jausmų, bet iš darbų. Su šia seserimi aš elgiausi taip, lyg ji būtų pats mylimiausias man žmogus. Aš stengiausi jai pasitarnauti, kur tik įmanoma. Ir kai būdavau gundoma jai atsakyti nemaloniai, pasitenkindavau jai žavingiausiai nusišypsodama. Taip, aš jaučiu, jog esu gailestinga, tai tik todėl, kad Jėzus veikia manyje. Kuo labiau esu su juo susivienijusi, tuo labiau aš myliu savo seseris. 7 metų bėgyje Teresė įsisąmonina, kad ji nesugeba pakilti bent ant pirmojo laiptelio tų laiptų, kuriais reikėtų užlipti, kad taptų tobula. Pamažu išmoksta pasirinkti atsidavimo kelią. Ji atranda pačią Dievo būtį, gailestingumą. Taip 1895 metų birželio 9 dieną sekmadienį Teresė pasiaukoja gailestingajai meilei. Šiais metais aš gavau malonę geriau nei bet kada suprasti, kaip Jėzus trokšta būti mylimas. Jėzus nereikalauja didelių darbų, o tik atsidavimo ir dėkingumo. Iš prisiminimo apie liftą Romos viešbutėje, jai kyla vaizdinys, kuris leidžia suprasti, jog egzistuoja kitas nei tobulumo laiptai kelias. Aš supratau, jog užaugti man yra neįmanoma, aš turiu save pakęsti tokio, kokie esu, su visais savo netobulumais. Bet aš noriu surasti priemonę vedančią į dangų tiesių trumpų kelių, visai naujų kelių. Mes esame išradimo amžiuje, dabar nėra būtina lipti laiptais. Turtingieji turi liftą, kuris juos pakeičia. Aš norėčiau atrasti liftą, kuris mane pakeltų iki Jėzaus, kadangi esu pernelyg maža, kad kopčiau sunkiais tobulumo laiptais. Tuomet ėmiau ieškoti šventose knygose nuorodos apie liftą, mano troškimo objektą, ir perskaičiau šiuos žodžius kylančius iš amžinosios išminties. Jeigu kas yra mažutėlis, tegul ateina pas mane. Taigi aš atėjau ir spėjau, kad radau tai, ko ieškojau. Ir norėdama sužinoti, o mano Dieve, ką jūs padarytumėt mažutėliui atsiliepusiam į jūsų kvietimą, aš tęsiau savo paieškas ir štai ką radau. Kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš jūs paguosiu. Kaip mažyliai būsite nešiojami ant jos rankų, supuojami ant jos kelių. O, dar niekada švelnesni, skambesni žodžiai nebuvo pradžiuginę mano sielos. Liftas turintis mane iškelti iki dangaus, tai jūsų rankos, o Jėzau. Dėl to man nebereikia augti, atvirkščiai, reikia, kad aš likčiau maža, kad aš vis mažėčiau, o mano Dieve, jūs gerokai pranokote mano lūkesčius. Tūkstantis 896 metų balandžio 5 dieną Teresė pirmą kartą atsikosėja krauju, tai ženklas, jog prasidėjo plaučių tuberkuliozė. Ji įžengė Velykų laikotarpį, vidinę giliausią naktį. Ta, kuri mane greitai eiti į dangų, štai atsidūrė be mažiausio tikėjimo didžiausiuose skausmuose.
Tai vilties išbandymas, nebūties naktis. Man atrodo, kad tamsybės besišaipydamos man sakytų, tu sapnuoji, džiaukis mirtimi, kuri tau suteiks ne tai, ko tu tikėjaisi, bet dar gilesnę naktį, nebūties naktį. Giedodama apie dangaus džiaugsmą, amžiną Dievo turėjimą, aš nejaučiau jokio džiaugsmo, nes aš gėdu paprasčiausiai tai, ką noriu tikėti. Prioriai kalbant apie dangų, Teresė atsako, kad tai tik siena. Kur dingo jos jėgos, jų neturi. Kas jai belieka, kad išsilaikytų ir eitų pirmin, jos mažasis kelelis. Aš negaliu atsiremti nieką, nei vieną savo darbą, kad pasitikėčiau. Šis neturtas man tapo tikra šviesa, tikra malonė. Patimė didžiulę ramybę, būdami visiškais vargšais, kai pasikliaujame tik geruoju Dievu. 1896 m. rugsėjo 17, metai prieš mirtį, Teresė rašo savo seseriai Šventosios širdies Marijai. Gerajam Dievui patinka matyti, kad aš myliu savo mažumą ir neturtą, kad aš aklai viliuosi jo gailestingumu. Štai mano vienintelis turtas. Kodėl šis turtas negalėtų būti ir jūsų? Jėzus nori jums padovanoti savo dangų. Nematau, ką dar turėčiau po mirties, kad jau dabar neturiu šiame gyvenime. Regėčiau gerąjį Dievą, tai tiesa, bet tam, kad būčiau su juo, aš jau esu žemėje. Ne, aš nemirštu, aš žengiu į gyvenimą. Mano beprotybė yra turėti vilties. Teresė miršta 1897 rugsėjo 30 dieną Lizijo Karmelyje. Il est vraiment étonnant ce parcours. Tikrai stebina šis trumpas 24 metų kelias bei ryški mažosios kūdikėlio Jėzaus Teresėlės įtaka. Tačiau jos įtaka dar vis plinta po visą pasaulį. Ką ji turi bendro su šiuo broliu protestantu Dietrich Bonhoeffer, kuris savaip, nei jeigu protestantai jo ir nepaskelbė šventuoju, tačiau katalikams mūsų brolis yra tikras šventasis. O štai ką sako Sylvain Destampės knyga, kurioje jis būtent lygina Teresės iš Lisieux ir Dietrich Bonhoeffer teologiją. Teresės iš Lisieux dvasinės vaikystės kelias vis labiau išryškėja, lyg neišsemiama Dievo malonė, skirta mūsų laikams. Jau pasirinkta misijų globėja, pripažinta bažnyčios mokytoja, Teresė pasirodo esanti ir svarbių asmeninių kelių į ekumenizmą. Taigi, bažnyčios mokytoja, misijų globėja, taip pat ji mums nurodo gerą kryptį kelyje į ekumenizmą. Tapdama maža Dievo meilės akivaizdoje, ji paliečia reformuojančią Liuterio temą, išteisinimą per tikėjimą, bei vienintelė Dievo malonė. Ši stipri krikščioniško tikėjimo patirtis yra labai artima teologinė mūsų laikų mąstymui. Liuteronų pastoriaus Dietrich Bonhoeffer, kuris buvo nužudytas 1945 metais hitlerinio režimo ir kuris paliko stulbinančios dvasinės drąsos laiškus iš kalėjimo, per absoliučią išgyvenimo dovaną. Štai apie ką mąstė Liuteris rašydamas savo tezes. Per absoliučią išganimo dovaną, kaip nuteisinimo, taip ir pašventinimo aspektų, abu autoriai stebėtinai panašiai siekia to paties tikslo. Abiem atvejais išsilaisvinimas eina būtinai per prisiderinimą prie Kristaus egzistencijos, kuris nesilaikė lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save. Štai 1944 metais Dietrich Bonhoeffer laiškai savo sužadėtiniai. Mano mylimoji Marija,
jau nuo vidurnakčio aš švenčiu tavo 20-ąjį gimtadienį. Tu perskaitysi šios dienos Biblijos eilutės, melstis ir siekti Kristumi, abi eina greta. Ne viena neegzistuoja be kitos ir tai viso gyvenimo turinys. Slėpingas klausimas apie mūsų asmeninę ateitį, kurio vedini kartais prietaringai skaitome Biblijos skaitinius, lieka be jokio atsakymo. Tai sunku, tačiau gerai, kad taip yra. Tai mums leidžia atsiduoti Dievui. Koks šis žodis atsiduoti yra gražus, palikti save, kad rastum savo šaknis Dievuje. Ir jeigu mes sekame Kristumi, mūsų ateitis gali būti tik gera. Mylimoji Marija. Aussi bien la petite Thérèse que le pasteur Dietrich Bonhoeffer. Kaip mažosios Teresėlės, taip ir pastoriaus Dietrich Bonhoeffer, jie mus įvesdina į pačią krikščioniškos patirties bei Kristaus esmę. Švento Pauliaus laiškose romiečiams bei filipiečiams tai puikiai paaiškina. Tai himnas buvęs pirmųjų krikščionių giesme. Comme le premier credo des tout premiers chrétiens. On a compris cela parce que le vocabulaire est un vocabulaire très ancien. Taigi šiame himne iš laiško filipiečiams, kuri vaizduoja šį schemą, labai aiškiai yra pasakyta, kad Jėzus, kuris buvo kartu su Dievu trejybėje, pavyzdžiai nesilaikė lygybės su Dievu, tačiau jis nuolankiai pasilenkė, jis nusileido, kad taptų mažutėliu. Ir ne tik tai, paklusdamas ir netgi paklusdamas iki mirties ant kryžiaus. Donc cette descente, cette manière dont Vadinasi, taip kaip trejybė, atsiskirdama nuo Jėzaus kažkuria prasme, pati save ištuština. Taip pat ir Kristus pas save atiduoda. Tai ir yra, kad tas išganimo judesys, mus paliečiantis nuodėmės kančios širdyje, kad mus pakylėtų iki pat Dievo. Jusqu'à lui, pour nous faire à notre tour trouver la gloire de Dieu et la divinité. En fait, donc, Taigi šis išganimo judesys yra vadinamas kenozės judesiu, kai Dievas pats save ištuština, kad mus išganytų, mums atleistų, mus nuteisintų. Šis kenozės judesys tai išganimo judesys, kurį atliko Kristus. Tous deux, en fait, aussi bien ce pasteur luthérien que cette jeune carmélite, Abu liuteronų pastorius ir jauna karmelitė nuėjo šį kelią nuostabiu būdu. Jie prisiartino prie Kristaus kančios. Jie abu per kančią, jos išgyvenimą, ar tai būtų koncentracijos stovyklos išbandymai, ar tokia baisi liga kaip Teresės, susijungė su šia išganimo dovana Kristuje. Taip pat šioje kelionėje jie atrado ir ypatingą džiaugsmą. et ils l'ont dit si bien qu'ils ont rejoint cette gratuité du salut en Christ et qu'ils ont trouvé dans ce cheminement une joie extraordinaire. Comment résumer? Galų gale, kaip apibendrinti visą tai, ką mes išgirdome ir matėme, ką mums sako šis bendras pareiškimas, kurį patvirtino taip pat ir mūsų broliai metodistai beveik po 500 metų trukusio išsiskyrimo tarp katalikų ir liuteronų. Apie ką mums galų gale kalba šis pastorius, liuteronų bažnyčios mokytojo bei mažosios sesers karmelitės, taip pat katalikų bažnyčios mokytojos gyvenimas ir mirtis bei raštai. Au fond, tous, nous disons la même chose. Iš esmės, visi mes pasakytume svarbiausius dalykus. Mes esame mylimi dovanai, viskas yra malonė. Tačiau esmė ta, kad svarbu tai pripažinti ir tuo gyventi. Et au fond, et la petite Thérèse et Dietrich Bonhoeffer. Mažoji Teresė ir Dietrich Bonhoeffer tai nuostabiai išgyvenimo. Et ils l'ont si bien dit. Oui, tout est grâce, ça veut dire que... Taip, viskas yra malonė, o tai reiškia, kad mus išganino pati pirma tėvo, sūnaus ir dvasios meilė. Ir kągi reiškia visi išbandymai, palyginus su šios meilės stiprumu bei intensyvumu. Mėgstu kartoti šią frazę. Absoliučiai niekas negali sutrukdyti Dievui mus mylėti, nes Dievas mus myli, jis yra tikra meilė.
Šiais 2007 metais viso pasaulio krikščionys, katalikai, protestantai, ortodoksai švęs Velykas tą pačią dieną. Tai atsitinka tik maždaug kas 7 metai. Ta proga sustiprinti Teresės iš Lisieux ir pastoriaus Dietrich Bonhoeffer skelbimo šį mėnesį mes jums siūlome melstis už krikščionių vienybę, kad galėtume išgyventi šias Velykas ir taip priimti dovanojamą Dievo meilę visi kartu. Šio mėnesio žodis yra antrame laiške Korintiečiams 12 skyriuje, 9 eilutėje. Gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume.